Sveiki, šiandien noriu papasakoti, kokius dar naujus žaidimus nori mūsų įvelti Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Aš čia prieš keletą dienų išėjau su pranešimu, kad mano žiniomis Vilniaus miesto savivaldybės administracija aktyviai derasi dėl taikos sutarties su Baltkepu. Tai būtent taip ir galvoju dabar praėjus jau keletą dienų. Mane tą pačią dieną, kai aš išėjau į Facebook'e su pranešimu, pakalbino LRT, pakankamai keista man, bet ačiū jiems, ir per LRT panoramą rodė labai neblogai susuktą reportažą. Tai kviečiu pasižiūrėti jį, paskui pasidalysiu savo įžvalgom. Vilniaus tarybos opozicijos narys Aleksandras Nemunaitis teigia turintis informacijos, kad miesto valdžia gali sudaryti taikos sutartį su Baltkep, nes jų valdoma įmonė nesugebėjo pastatyti stadiono ir yra nepajėgi sumokėti 8 milijonų eurų kompensacijos. Esą už ją savivaldybė galėtų prašyti statybos leidimo ir tokiu atveju atsivertų galimybė pastatyti tik stadioną. Pagal koncesijos sutartį visas kompleksas turėjo būti baigtas šių metų Liepą. Kai 2022 sausį pradėti griauti nacionalinio stadiono griaučiai, skaičiuota taip. Prireiks 4 mėnesių teritorijai išvalyti, tada bus pradėti pamatų liejimo darbai, tęsiamos statybos ir juostą bus galima perkirpti 2025 vasarą. Pagal koncesijos sutartį šių metų Liepą stadionas su aplinkinė infrastruktūra jau turėjo būti baigtas. Vilniaus tarybos narys Aleksandras Nemunaitis teigia turys informacijos, kad Vilniaus vadovai derina taikos sutarties su Baltkep detalės kaip atsarginį planą. Esą neįvykdžius sutarties Vilniaus savivaldybė turėtų gauti 8 milijonų eurų kompensaciją, tačiau Nemunaitis sako, kad tokios draudiminės nuostatos sutartyje greičiausiai nėra. O Baltkep pavaldi įmonė Vilniaus daugiafunkcis kompleksas esą ir taip skolinga apie 11 milijonų eurų. Teoriškai taip, miestas galėtų paprašyti kaip kompensacijos tuomet statybos leidimą ir projektinius pasiūlymus ir pats miestas galėtų spręsti, kaip jisai nori tęsti šitą projektą, galbūt mažesnė apimtim, statyti iš tikrųjų tada tik stadioną, nusipirkti rangos darbus ir jau su turimu leidimu galima per kokius 8 mėnesius ir pabaigti šitą stadioną, tai nėra sudėtingas statinys, tačiau aš įžvelgiu gerokai didesnės rizikas. Esą šitaip Vilniaus vadovai bando nuslėpti faktą, kad sutartyje neužtikrintos finansinės garantijos, jei statybos subliūkštų. Tačiau savivaldybės pagrindinis planas per likusias 7 savaitės sulaukti Europos komisijos išvadų, po kurių galės prasidėti Arvydo Avulio Haner dėrybos su Baltkep dėl įmonės Vilniaus daugiafunkcis kompleksas perėmimo. Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus, taikos dėrybos nevyksta, o draudimas ir galimybė išsireikalauti kompensacijų už neįvykdytus susitarimus yra. Sulaukime komisijos sprendimo, Europos komisijos sprendimo, ar ta indeksacija yra teisinga. Kol kas indikacijų, kad taip nėra, mes nesame gavę. Ir jau tuomet turi naujus sutartinius įsipareigojimus koncesininkas, kuriuos turi įvykdyti. Kas iš principo yra koncesinės akcijų įmonės akcininkas, mums iš principo nėra taip iki galo įdomu. Baltkep taip pat neigia informaciją apie galimas taikos dėrybas ir pabrėžia laukiamą Europos komisijos sprendimo. Koncesininkas deda visas pastangas, kad projektas pajudėtų iš vietos. Koncesijos bendrovė aktyviai bendradarbiavo su Europos komisija, teikdama informaciją ir atsakydama į klausimus. Nagrinėjamos informacijos apimtis ir proceso eiga įpareigoja mus laikytis viešai jau aptarto scenarijaus. Gavus Europos komisijos sprendimą, koncesijos įmonės savininkas sieks sėkmingai užbaigti dėrybas su nauju investuotoju. Tikimės, kad tai įvyks artimiausiu metu. Vilniaus savivaldybės teigimu sutarta, kad Europos komisija išvadas pateiks iki Liepos. Jei išvadų nebūtų, istorija gali virsti teismų maratonais. Kadangi mane citavo nepakankamai daug, o labiau buvo balsas už kadro, tai aš galbūt šiek tiek irgi pasakysiu, kaip visgi yra. Pagal pasirašytą sutartį su Baltkepu įsteigta vieno žmogaus įmonė, tai yra normali praktika įsteigti naują įmonę, kažkokia koncesija, gal nėra visai normalu, kad ten vienas žmogus būtų, kuris tuo pat metu dirba ir visai kitur, nes dabartinė direktorė tai dirba jau visai kito įmoniai, vadovauja 300 žmonių, o UAB Vilniaus daugiafunkcis centras yra fiktyvi direktorė, sėdi laukia, kol pagaliau viskas užsibaigs. Mažiau svarbu. Tai pagal tą sutartį pasirašyta dėl stadiono 25 metų, tai reiškia šiemet Liepos 3, tiesiog šita sutartis pasibaigs. Pagal ją turėjo būti pastatytas stadionas ir 16 pastatų.
turėjo būti sužaistos bent vienos varžybos oficialios šitam stadione. Ir va tai būtų signalas, kad projektas pabaigtas, tiek vyriausybė per švietimo ministeriją turėtų atsiskaityti už stadioną, tiek Vilniaus miesto savivaldybė turėtų sumokėti už likusius pastatus, kalbėti turėtų pradėti apie naują etapą, apie tai, kaip šitie objektai būtų operuojami, kokiom kainom mes galėtume juos nuomotis ir taip toliau, ir taip toliau. Kita dalis šitos sutarties yra apie tai, kad jeigu sutartis laiku nebūtų padaryta, tai buvo numatytos ir baudos. Tos baudos, labiau ne visai baudos, bet buvo numatytas draudimas. Privalu buvo arba pateikti finansinės garantijas iš kažkokio rimto investuotojo, arba gal bankinės garantijas, kad iš tikrųjų, jeigu nepavyktų šitas projektas, pasikartosiu, 25 metų Liepos 3, nėra stadiono. Kas lygtais ir ketina nutikti, nes nežinau, kas Vilniečiai tai matot vos ne kasdien, kas ne Vilniečiai matot iš nuotraukėlių, kad ten realiai plynas laukas. Tai Liepos 3 dieną, jeigu nėra pabaigtas stadionas 16 pastatų ir ten negalima žaisti futbolo, Vilniaus miesto savivaldybė turėjo gauti tą baudelę berods 8 milijonų eurų dydžių. Jau 1,5 metų, nuo tada, kai prasidėjo visi šitie cirkai su Stepukoniu, opozicija, tai reiškia aš, Artūras Zuokas, Vidūnas Sadauskas ne kartą prašėm pateikti mums įrodymus, kad tos finansinės garantijos yra. Kad nebūtų taip, kad sueisto terminas Liepos 3 diena, o tiesiog nėra iš ko pasireikalauti tų pinigėlių. Nes ten vieno žmogaus UAB, kuris gali būti uždarytas, nereikia painioti su Baltkepu, Baltkepas jį įsteigė, net neįsteigė, ten teoriškai dar buvo kitų įsteigtas, Baltkepas jį perpirko. Tai tikrai labai lengva ranka atsižegnos nuo šitos įmonės ir mes turėsime situaciją, kai nėra iš ko pareikalauti baudų. Tai tam, kad taip nenutiktų, tam, kad paskui meras ar administracijos direktorius nesakytų, kad jiems kažkas nepriminė, tam, kad taip kaip pasielgtų bet koks normalus projektų savininkas, šiuo atveju miesto valdytojas, tai tiesiog reikėjo ir užtikrinti, kad ta finansinė garantija būtų. Aš manau, kad jos nėra, nes mums per 1,5 metų nepavyko jos išgauti ir net per tarybos posėdį, kai užduodė klausimą Bužinskui ar Benkunskui, sako, turim, nebijokit. Sakyt, tai atsiųskit, sako, gerai atsiųsiu. Viskas baigėsi, reiškia, tarybos posėdis, niekas nieko neatsiunčia, per sekantį tarybos posėdį vėl tu klausi, vėl tave siunčia kažkur, paskui gal pamiršti paklausti, ir vėl po kelių mėnesių paklausi, sako, atsiųsim ir niekas nieko neatsiunčia. Manau, kad šitų garantijų nėra, nes būtų labai keista, jeigu kažkas šitai kontorėliai išduotų kažkokias finansinės garantijas po to, kai ten Šarūnas Stepukonis pasidarbavo ir taip toliau. Tai ir vėlgi, be Stepukonio, tai yra dabar jau 2 subjektai, kurie kreipiasi į teismą. Veikmė, pirmas rangovas, kurį reikalauja 10 milijonų eurų, iš kurių, man atrodo, 9 tai yra tiesiog bauda už kažko ten nepadarimą. Ir 1 milijoną reikalauja OB Cloud Architects, tai yra ta įmonė, kuri projektavo šitą stadioną. Tai 1 milijono, reiškia, su OB Vilniaus daugiafunkcis centras neranda. Greičiausiai šitų pinigų tiesiog nėra. Taip, kad tikėtis, kad paskui atsiras iš kažkur 8 milijonai sumokėti baudų, manau, kad taip nebus. Tai tam, kad neišaiškėtų, kad vyksta tokios maklės, kad nei meras, nei administracijos direktorius nepasirūpino, kad būtų išieškotos baudos, dabar Vilniaus meras Valdas Benkunskas, mano žiniomis, proaktyviai ieško išeities iš šitos situacijos. Ir išeitis iš šitos situacijos būtų prigazdinti mūsų visus teismais. Matėt, reportažas taip ir baigėsi, kad Liepos 3, jeigu kas, gali prasidėti teismai. Kokie teismai? Ana pusė neįvykdė sutarties, turi mokėti baudas, dėl ko čia dar ginčytis? Ar kas nors ginčytis, kad ten pradėti, bet nebaigti darbai, kad ten mėnesio pritrūko? Ne, darbai net nevykdomi. Tai aš nežinau, tiksliau žinau, kodėl mus gąsdina tais teismais, tam, kad dabar ateitų ir prieš pabaigą pasakytų, kad žiūrėkit, kokie jie fainuoliai ir pasirašė taikos sutartį, vietoj to, kad bilinėtis, išnaudojant miesto biudžeto pinigus, jie pasirašė taikos sutartį. Nenustebčiau, jeigu pagal tą taikos sutartį mes dar labai riebiai primokėsim Baltkepui, tai įmoniai, už tai, kad jie neva nesikreips į teismus. Tai toks, manau, planas BNB, Benkunsko ir Bužinsko. Ką dar reikėtų paminėti, kad sekančią dieną po mano išstojimų per LRT panoramą Artūras Zuokas, kuris yra šiuo metu ir
Seime audito komiteto narys pasisakė savo Facebook paskyroje, kad irgi jau kaip audito komitetas kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą su klausimu, tai kodėl neprižiūrit sutarties? Ar kas nors galit garantuoti, kad ten viskas tikrai yra gerai ir bus iš ko išieškoti baudų? Tie, kaip ir susigraibė, pasikreipė į Vilniaus miesto savivaldybę ir per 20 dienų jiems savivaldybė nesugeba atsiųsti irgi šitų draudimo kažkokį įrodymą. Sako, kad begalė dokumentų, kad negali jie laiku pateikti, paprašė savaitės, paskui dar vienos savaitės, bet, kaip suprantu, šitą savaitę jau į pabaigą, o tų dokumentų, kurių prašė Seimo audito komitetas, daugiau kaip per mėnesį nepavyko gauti. Tai greičiausiai yra atsakymas, ar iš vis šitas draudimas yra. Tai greičiausiai yra atsakymas, kodėl aš esu teisus, sakydamas, kad dėrybos dėl tos taikos sutarties vyksta, nes tai yra išsigelbėjimas, kai nebereikės rodyti, ten buvo ar nebuvo šitas draudimas. Nes jeigu visgi nesusitars ir baigsis ta sutartis, tai tada atsistos klausimas, tai Benkunskui ir Bužinskui. Kai ir dabar kyla mums įtarimų, kad jie atstovauja ne Vilniečių interesus, o privatų interesą, tai tiesiog būtų įrodymas, kad net su opozicijos klausimais, kad užtikrinkite, kad būtų draudimas, kad būtų kažkokia dėl kompensacijos susitarta, jie to dalyko nepadarė. Tai vat, taip trumpai, nors gal šį kartą ne visai trumpai ir gavosi. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu turit kažkokių pastabų, turit kažkokios informacijos, rašykite, skambinkite. Malonu, kad žiūrite, ypač tie, kurie pažiūrėjot iki pabaigos. Labai jums ačiū. Tas įkvepia vis dar, net ne vis dar prisėsto pakankamai reguliariai kreiptis į jūs. Ačiū, gražios dienos, iki kitų susitikimų.